Sveiki tamstos, šiandien tai prikolinis daiktas. Nesitikėjau, kad toks mažas, bet pasirodo tilpo. Traukiam, toks pušystas daiktas. Viskas, daugiau nieko nėra. Spėliojat, kas čia tokio gali būt? O rimta. Koks čia ilgas. Opa, nuspėkit pagal veidą. Čia yra panda. Kinietiška panda. Ir realiai jinai yra 1,80 m ūgio. Bent jau turėtų būti. Eisiu iš tikrųjų matuoti. Na, kažkaip nebuvo labai akcentuota, kad ta panda neprikimšta yra, tik tai oda jos. Bet anyway, čia pradėjo skraidžiu šitie pukai jos. Šeriasi panda. Tai va, bet iš tikrųjų labai šeriasi, kaip matot, vat, net ant nosies tokie pukeliai. Tai va, už 20 eurų galima parsisiųsti didelę 1,80 m pandą. Tai Lietuvoje teks nusipirkti kamšalą ir ją prisikimšti. Tai pasižiūrim, pra kur, va yra skylė padarytas su užtrauktuku. Tvarkingai. Atsisegat, prikemšat ir turit didelę pandą. Vilniuje kamšalą radau apie 3 € kilogramas. Bandysiu kimšti, žiūrėsiu kaip gausis. Kol kas pirmas įspūdis toksai, kad, jinai labai pukuojasi iš tikrųjų. Turbūt šėrimosi metas. Pavasaris. Taigi, padarysiu update'ą, kaip man sekasi kimšti. Dabar kol kas čia bendra vaizdo nelabai matosi. Taigi, iki greito. Sveiki, kaip? Aparatas. Nemenkas, ne? Pandusė. Tai va, pristafintas dabar yra 3 kg. To marmalo, 3 maišus. Šiaip, atrodo dar truputį trūksta, tai dar nepavalgius pandą. Tai reiktų dar truputį, kokią nors puskilogramą kažkur tai į pilvą ir bus normaliai labai. Tai va, atrodo toks vaizdelis. Kaip matot, su ūgiu, manau, neapgavo, panašiai kažkas yra. Tikrai nemažai. Atrodo visai gerai. Užpakalį. Op. O, toksai prikolčikas.
Nu, jeigu vienas gyveni ir šalta mieguoti, tai va tokį gali apsikabinti visai normaliai. Tai va, na, dėl kokybės, tai kaip sakant, yra tokių nelabai, kaip sakiau, pukuojasi. Va, truputį čia burnos nedakišau, žiūriu, bet nieko kaip nors. Va, ir tokie kažkur tai koks siūlelis ten išlindęs yra, bet taip labai kažkaip nieko blogo stipriai nematau. Iš esmės, tai už 30 eurų galima pasidaryti va tokį žaislą. Nežinau, kaip čia tokie Lietuvoje kainuoja dalykai, bet manau, kad visai neblogas dylas gaunasi. Galima gyventi. Praktiškai galvoju, gal reikia užsiminėti bizniu, va. Gaminsiu žaislus ir pardavinėsiu. Jeigu reikia, užsakinėti. Tai va, toks daikčiukas šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Iki greito ir iki.